Liko 1 minutė iki 9 valandos visoje Lietuvoje, visame pasaulyje. Galbūt ne 9 valanda, bet dabar visi lietuviai kur bebūtų. Australijoje, Jungtinėse valstijose, Argentinoje, Belgijoje, Jungtinėje karalystėje, Airijoje atsistoja ir pasiruošia tautiškai giesmei. Čia ant Dubingių piliakalnio ją mums padės atlikti maestro Petras Vyšniauskas, Andrius Mamontovas ir tautinio kostiumo konkurso dalyviai. Ir visi mes kartu. Netrukus varpo dūžiai stos 9 valanda vakaro ir paskutinioji tautiška giesmė, kol mūsų valstybei dar nėra 100 metų, nusiris per 100 Lietuvos piliakalnių. Tūkstančiai žmonių, 10 tūkstančių lietuvių, 100 tūkstančių lietuvių, susikaupkime šiam turbūt didingiausiam valstybės dienos akcentui. 10 sekundžių, sako, kad liko iki 9 valandos vakaro. Kviečiu visus atsistoti ir 5 sekundės. Pirmą natą, maestro. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus tęs stiprybę semia. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegu saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė Ačiū Petrui Vyšniauskui ir kartu visi dar kartą. Paskanduokime savo valstybės vardą. Lietuva! 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 Ačiū visiems! Ačiū visiems tautinio kostiumo dalyviams. Andriau Mamontovai, nepaliksit dar mus. Jo, aš tiesiog, mano mėly bičiuliai, noriu pasveikinti jūs. Mes pradedam švęsti savo 100-metį. Būkime verti tų, kurie mums dovanoja laisvę. Varom nešt mau. Ir dabar Andrius Mamontovas ir jo idealiausiai šiai progai